Sveiki visi. Gera matyti Jūs Europos palapinėje čia būtent festivalyje ir šiandieną iš vienos diskusijos ateinu čia į tokį, nežinau, ar lengvesnį ar sunkesnį vaidmenį moderatoriaus. Tai pasistengsiu pakalbinti tokie, iš tikrųjų, tokius rimtus prelegentus surinktus labai rimta tema. Mūsų apskritai šios palapinės idėja yra kalbėtis daugiau apie saugumo iššūkius, bendrai paėmus. Tai praktiškai kiekviena diskusija yra su tuo susieta. Dabar dar tik po truputį įsibėgėjom, yra trečia diskusija. Tai norėčiau pristatyti Lauryną Kasčiūną, Seimo narį ir TSLKD partijos pirmininką. Ruslaną Baranovą, Seimo narį, socialdemokratų atstovą, Europos reikalų komiteto vicepirmininką. Teisingai, Ruslanai, sakau, taip. Vygaudą Ušacką, labai džiaugiuosi, kad prisijungė prie mūsų buvusi ES ambasadorių Rusijoje, buvusi užsienio reikalų ministrą. Taip pat Gabija Grigaitė Daugirdę, kuri yra viceministrė, užsienio reikalų viceministrė, atsakinga būtent už sankcijų politiką ir ne tik, aišku, bet labai stipriai už sankcijų politiką, dėl to įdomu bus iš tikrųjų išgirsti, ką Gabija mums galės papasakoti. Ir profesorė Margarita Šešelgytė, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto direktorė, o aš Marius Vaščega, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas. Iš tikrųjų, mes, žinot, galvojam, kaip čia šitą temą pasukti ir kaip ją pradėti vystyti. Ir čia mes taip pagalvojam, kad 2022 metais, vasario mėnesį, kai prasidėjo Rusijos invazija į Ukrainą, tai buvo toks, labai aiškus visų įsivaizdavimas, kad, labai blogas dalykas įvyko, bet štai dabar susijimsime, užsuksime kranus, ekonominius kranus turiu omeny, pinigų srautus ir viskas, kažkaip tai bent jau iš dalies išsispręs, ilgainiui, išsispręs, ar ne, po truputėlį ir panašiai. Ir dabar jau mes esam 2025 metais, 2025 metai, jau dienų praėjo nuo karo pradžios begalę sankcijų paketų, mes priėmėm 18, ar ne, 19 rengiamas, yra ir nacionalinių įvairiausių iniciatyvų susijusių su sankcijomis, o karas vyksta. Karas vyksta, nepaisant ir paramos ginklais, nepaisant visų šitų mūsų sankcijų, jisai vyksta, karo pramonė Rusijoje auga. Aš nesakau, kad visiškai viskas blogai. Žinot, iš Europos komisijos pusės mes turim visus duomenis, matom, kad ir Rusijos ekonomika tam tikra prasme yra ir ant parako statinės, yra tokių duomenų, kurie rodo, kad vien palūkanų normos dydis, skolos augimas, rezervų mažėjimas, visa tai veda prie to, kad, ilgainiui iš tikrųjų turi įvykti rezultatas. Bet aš manau, kad gal reikėtų vienas iš klausimų, kurį mes ir norėjom iškelti, ar čia taip užsukus kranus tankai nesustoja paprasčiausiai, gal čia buvo tokia ta mūsų prielaida klaidinga, ar mes šitų kranų neužsukom iki galo ir jeigu dar labiau užsuktumėm, tai gal tie tankai ir sustotų. Tai mano toks bendras klausimas pirmasis ir aš gal norėčiau pradėti nuo Gabijos, nes Gabija tą iš labai arti matai ir dirbi prie sankcijų ir pasidalink, koks matymas iš užsienio reikalų ministerijos, koks tavo matymas? Taip, tai visų pirma, sveiki visi, susirinkę šiandien čia ir aš noriu pasveikinti tave, Mariau, visų pirma ir atstovybę pasirinkus diskusijai tikrai ne tokią pačią lengviausią, įkvepiančią temą, bet apie kurią tikrai reikia kalbėti. Ir turbūt aš pradėsiu nuo pačio pavadinimo, nes jeigu mes iš tokios teisinės perspektyvos žiūrime, tai sankcijų tikslas yra turbūt priversti sustoti labiau negu sustabdyti, nes tos tankus iš tikrųjų gali sustabdyti turbūt tik tai labai aiškus ginkluotas atsakas, bet nepaisant tos sankcijos visoji mūsų, taip kaip mes dabar bandome iš tikrųjų padėti Ukrainai atremti šitą agresiją Rusijos, yra labai svarbus įrankis.
Tai aš galbūt, kadangi esu pirma kalbėtoja šitame tikrai garbingų prelegentų panelyje, tai turbūt pradėsiu nuo to, kad kokie tai yra sankcijų 3 pagrindiniai tikslai, kuriuos mes irgi matom kaip ministerija. Tai visų pirma yra riboti Rusijos galimybę prieiti prie komponentų, kurie yra kritiškai būtini tam, kad jinai galėtų savo karinius pajėgumus vystyti, finansinių išteklių mažinimas ir grandinių. Tai yra darimo kliučių visom logistiniam grandinėm. Ir reikia suprasti, kad kaip sankcijų, aš visą laiką tokį naudoju pasakymą, kad sankcijų politika yra judantis taikinys, todėl kad mes turime būti labai greiti ir kūrybingi su savo sprendimais, nes agresorius irgi yra labai greitas ir kūrybingas, surandant būdų, kaip tas sankcijas apeiti, surandant naujų draugų, nes trukinėjant tom grandinėm, įvedant vis daugiau tiek sektorinių, tiek individualių sankcijų, tai jam reikia nuolat irgi ieškoti būdų, kaip tą padaryti. Ir ką mes stebim, pavyzdžiui, kadangi Lietuva yra ypatingai aktyvi teikiant siūlymus tiek dėl individualių sankcijų, tiek sektorinių, kad taip, kai buvo lengva supaketuoti įrodymus pirmaisiais, antraisiais agresijos metais, tai dabar tie patys rusų oligarchai, tie patys, kurie tiesiogiai prisideda prie agresijos, jie jau tuos galus išmoko gerai slėpti ir jau iš to tokio open source, ką mums pavykdavo gerai padaryti, jau dabar iš tikro su kiekvienu paketu darosi sudėtinga. Ar teisingai suprantu, kad reiškia užsuki kraną, bet atranda visada per kur to vandens įleisti vėl ir todėl turi vėl galvoti, kaip užsukti papildomai, nes čia toks kaip procesas, jis nestatinis dalykas, dinamiškas. Tai yra bet kokiu atveju generuojantis rezultatą, todėl kad tas kovojimas su tuo pagrindiniu turbūt Rusijos naratyvu, kad sankcijos neveikia, tai sankcijos veikia, nes tu nuolat tuos kranus užsukinėdamas per kitą perspektyvą, tu bet kokiu atveju didini jiems išlaidas. Tai aš šneku, pavyzdžiui, kad dvejopos paskirties komponentai dabar Rusijoje jiems kainuoja 6 kartus brangiau. Jų logistinė grandinė yra išsitęsusi vos ne per visą pasaulį, nes jie turi gauti ir jeigu mes suprantame, kad Rusijos pagrindinis biudžeto šaltinis, aišku, yra žaliavos, nes tokia jų yra ekonomikos visa sistema. Tai pavyzdžiui, 25 metais, nes mes čia suprantame, kad yra sankcijos šešėliniam laivynui, yra transakciniai visokie ribojimai, tai 25 metais birželį naftos ir dujų pajamos sumažėjo 34%. Mes pirmą kartą per 20 metų turime situaciją, kai Gazprom yra fiksuotas 6,4 milijardų eurų nuostolis. Sankcijos puikiai veikia dėl to, kad Rusijos verslai neturi jokios galimybės skolintis iš užsienio rinkų ir iš tikrųjų ta visa situacija, mesgi matom, kad jie turi daug kartų per metus daryti biudžeto perskirstimą. Aš sutinku, Mariau, kad tu pasakei, kad išlaidos karo pramonėje auga, bet ką tai reiškia nacionalinio ekonominio pajėgumo, kad tu turi paimti iš kažkur, nes tie visi oligarchai, jie taip pat yra sankcionuoti, nesgi visą laiką buvo kalba apie tai, kad nereikia žiūrėti oficialų Rusijos biudžetą, nes yra asmeninis Putino biudžetas, bet asmeninis Putino biudžetas, jis irgi, jo šaltiniai yra irgi labai smarkiai apriboti. Tai taip, reikia nuolat ieškoti tų kitų kranų ir aš dabar galbūt pašnekėsiu apie tas galimybės, nes mūsų mintis turbūt trumpai taip, labai. Dar trumpai ar labai trumpai. Tai jeigu kalbam, kad iš tikro tos erdvės vis dar yra, bet turbūt neliko labai patogių sprendimų, nes jeigu mes šnekam apie energetiką, tai visų pirma mes šnekam apie būtinybę atsisakyti naujų sandorių su Rosatom, nes kiekvienas naujas sandoris garantuoja kaip minimum 30 metų priklausomybės. Tada mes šnekam apie tai, kad dėl ko tą reikia daryti, nes visos tos pajamos, ką gauna Rosatom, tai jisai nukreipia gelbėti Gazpromą, gelbėti Rosneft, nes jie jau neturi galimybių irgi pardavinėti ir tų pajamų gauti. Ir aišku, Rusijos bankai visi, nes šiuo metu mes turim sankcionuotų apie 80% iš jų.
Tai ką tai reiškia, kad jie gali irgi finansuoti paskolas, dalinti, skolindamėsi tik iš vidinių rinkų. O vidinės rinkos mes irgi suprantam, kad yra ribotos. Ir tada aš kelis tik sakinius pasakau dėl komponentų, nes iš tikrųjų ukrainiečiai daro fantastišką darbą ta prasme, kad jie kiekvieną droną jie fotografuoja, jie išgrynina kiekvienas detalės tam, kad būtų naming shaming policy ir kad mes žinotumėm, į kur antrinę savo sankcijas nukreipti, nes reikia suprasti, kad ne visos valstybės narės, net ES daro taip gerai namų darbus, kaip mes darom. Mes vis dar turim sankcijų režime krūvą išimčių nukrypti leidžiančių, pavyzdžiui, medicininę išimtis. Tai Vokietija tokia, jinai visą laiką galva gula už tą išimtį, nes pas juos yra labai daug medicininių priemonių eksportuotojų, bet kai mūsų muitinė patikrina, kas yra vežama pagal medicininę išimtį, randa mašinų kėbulų, variklių, sraigtų, kurie tiesiogiai gali būti pritaikyti kariniai pramonėje. Tai tų galimybių dar yra labai trumpai, labai daug ir iš esmės tai tiesiog žmonėm, kur yra statistika, kad muitinės departamentas atliko tokią operaciją, pacientas 25 praskrynino beveik 800 tų deklaracijų, kur buvo vežta pagal medicininę išimtį, spėkit, kiek iš jų atitiko realiai tai, kas buvo nurodyta deklaracijų ir ką muitinė rado priekaboj pas sunkvežimį. Supratau. 3, Mariau. 3. Jo. Tai vat, kol mes visi kartu nedarysime savo namų darbų gyvendinant sankcijas, tol tuos kranus, kad ir kiek mes įvedant stiprinsim, bet jeigu tas tiekėjimas pro kranus vis tiek, kad ir užsuktus vyks, tai va čia turbūt daugiausiai problemų. Jo, bet čia turbūt ir yra tas dalykas, ką Gabija sakai, kad net ir tos deklaracijos jos ir parodo, kad visada atrandama kažkokiu tai būdu apeiti ir padaryti. Tai gal vis tik tai šiek tiek pervertindavom tą sankcijų poveikį, Laurinai, žiūriu. Gal mes turim labiau orientuotis apskritai gal net ne į sankcijas, o į tada, kaip buvęs gynybos ministras NSGK pirmininkas, gal į šiek tiek kitus dar dalykus turim orientuotis? Ačiū labai pirmiausia už kvietimą, tikrai labai šauni įžanga ir konceptuali ir detali. Ir aš čia truputėlį noriu sujungti, aš atsakysiu klausimą su kitų labai svarbių dalykų. Aš atsimenu po Krymo aneksijos ir, aišku, Donbaso okupacijos, tos dalinės okupacijos 14 metais, aš dar buvau akademiniam pasauly ir tada pradėjau ir savo studentus ir pats kelt klausimą ir rodyti akademinę kryptį, kaip sankcijos veikia režimus. Nes jau tada mes pradėjom sankcijas taikyti, ar ne, jos buvo tokios mažesnės apimties. Ir žinot, čia labai be galo svarbus dalykas, nes mes turim pirmiausia išsiaiškinti, koks tas Rusijos režimas, kuo jisai paremtas, ar ne, čia aišku, tipologijų yra pilna ir įvairių ir akademikai tarpusavį diskutuoja, ar tai, gerai, bet iš principas, ar tai yra kažkoks, iš esmės vieno asmens visiška lyderystė, ne, matyt, turbūt labiausiai toks. Ar tai politbiuras numeris 2, kur yra vis tik kažkokios grupės, interesai, skirtingi veikėjai ir ne, ir taip toliau. Lyg toks buvo vienu metu, kai buvo ta rokiruotė, ar ne, Medvedevo su Putinu. Ar tai oligarchinis kažkoks režimas, sakykime taip, kodėl tai yra labai svarbu, kaip jie reaguoja į sankcijas. Nes jeigu sankcijos uždeda pinasrį tų oligarchų, jeigu tai oligarchinis režimas, verslams, sumažėja tas pyragas, tarp jų prasidėti gali trintis. Ar ne? Tada kažkoks oligarchas su kitu oligarchu galbūt pradės galvoti apie rūmų perversmą. Aš jau truputėlį taip, krypti tokią brėžiu. Nes Rusijos visuomenė, nes tai irgi vėlgi svarbu, jinai gali, jūs suprantate, apie ką mes kalbame. Gaivalas niekados neturėjo jokios laisvės tradicijos. Jų pilietybės suvokimas yra caro, tai caro bet ko, Putino, komunistų partijos, caro įsakymų vykdymas. Taip jis supranta gero piliečio savoką. Jeigu tu nevykdai, tu esi blogas pilietis. Tai tokioj visuomeniai kalbėti apie kažkokias vidinės transformacijas, pokyčius iš apačios yra beveik neįmanoma. Taip yra, tai yra sociologija, tai yra istorinė kryptis, tai yra istorinė raida, kultūra galų gale, tai tie dalykai, kurių mes negalime ignoruoti. Ir tai reiškia, kad jeigu taip žiūrėtume į visas Rusijos transformacijas, mes jas pasidėdavo iš viršaus. Skildavo viršui, tada žmonės išeidavo į gatves, o net virkščiai.
Ir tada tu keli klausimą, ar dabartinis režimas, kuris šiek tiek gali skirtis nuo komunistų partijos dominavimo, jisai kaip jis funkcionuoja ir į ką jis reaguoja. Ir atrodė vienu metu, kad taip, jau čia Gazpromo skaičiai, kiti skaičiai, Rosneft skaičiai, dar kažkas, kurgi tie sėdėjo Silovikai, Silovarchai, atsimena tas tipologijos, liberal technokratai ir visa kita. Bet tai neveikia taip, kaip mes įsivaizduojame. Režimas yra kitaip reaguojantis, reiškia. Netgi buvo pasirodę tokių netgi nuomonių, kad jam kaip tik pavyko per konsoliduoti labiau tą elitą, nes prisitraukti prie savęs, ar ne? Tai natūralu, čia yra labai svarbu ne tik sankcijas taikyti visais tais kriterijais, kuriuos jūs vardijot visais tais, bet ir pažiūrėti, kaip tai veikia tą vidinę režimo struktūrą. Ir čia be abejo, mes daug kalbam apie Rusiją, mes taip atrodo, kad daug žinom apie Rusiją, bet, taip jau mes šitaip į save įtikinę esam, bet iki galo, kaip tas režimas funkcionuoja, matyt, čia jau reikia žvalgybiniai dalykai ir visi kiti dalykai. Tai va, tai čia aš noriu įvesti šitą momentą, kuris yra be galo svarbus, vertinant bet kokius sankcijų taikymus, ar tai būtų Rusijai, tai būtų Šiaurės Korėjai, ar tai būtų kam nors kitam. Šiaip iš pirmo žvilgsnio ir iš tikrųjų, tai Makeinas buvo teisus, ta prasme, tai yra šis degalinė prie autostrados, su savo ekonomikos struktūra. Nafta, dujos ir ten dar kažkas. Tai atrodo, matai struktūrą, matai, kaip jie pasiėma pinigus, kali per tuos jautrius sektorius, turi problemą, nes kiniečiai netaiko, indai netaiko, pusė pasaulio netaiko, tada kali antrinės sankcijas tom šalim, jeigu jau taip jau iš esmės teorinis modelis, amerikiečių pirmiausia, ir tada su Europą kartu, aišku, ir tada turi šiokį tokį efektą. Taip, bet matot, vėlgi, tada įsijungia režimo tipas. Ir taip matyti, tą be galo svarbu žinoti. Ir tada aš grįžtu prie pačio klausimo, Mariau, tai yra dvi kryptis esminės. Taip, sankcijos privalo būti, ieškoti tik tai taikyti, nutaikyti ir visą kitą, analizuoti, kaip Rusijos procesai vyksta, ką paveikia, ko nepaveikia, ir tada be jokios abejonės parama Ukrainai. Nes vis tiek ukrainiečiai kiekvieną dieną mums miela, jiems mažiau miela, laužo Rusijos karinę mašiną, laužo ją, atitolina blogiausius scenarijus ir nuo mūsų. Gaila, aišku, ir padėk dievė ukrainiečių tautai, kad jai tai teko toks iššūkis ir dėja, tos užgulės Stepo Vilkologis pradėjo juos pulti. Ir puola tas išsekimo karą kariauja realiai, išsekinimo karą. Vyksta išsekinimo karas, kas pirmas pasiduos, ar ne? O įvyko pokytis po 2-3 savaičių, kai nepavyko blitzkrygas, perėjo prie išsekinimo karo, jisai veikia vakarus skaldomus, ne? Ir nuotaikos didėja, mažiau jau paramos, ir visuomenė kitokios nuomonės, jau demokratijų vakarų specifika, ir tą jis, manau, irgi skaičiavo, nuovargis. Partijos įvairios atsiranda, Lietuvoje irgi tas vyksta, matom, visi akivaizdžiai ir taip toliau. Ir kartu be abejo sekinimas Ukrainos, ar ne? Tai parama Ukrainai, kaip tai beskambėtų, mes jau tą jau įpratę, ar ne? Bet tai yra tas kelias, kurio mes galėtume, nes karas bus toliau, nėra jokių čia tikimybių mano požiūrių, kad čia kažkokie galėtų būti tvarios dėrybos, jis nori atsidaryti realiai dvi kryptis. Jis nori eiti realiai toliau kariauti ir turėti neva tai dėrybas be paliaubų. O dėrybose kelt sąlygas iš esmės neįmanomas Ukraina, arba tai būtų kapituliacija. Iš principo. Ir vaidinti dėrybas, kompromituoti neva ukrainiečius ten Trumpo akise, kad jie nenori, o iš tikrųjų eiti toliau kariauti. Štai čia jo esmė pasiūlymo taikos dėrybų be paliaubų. Ką jis pasiūlė. Tai be abejo. Aš manau, kad jeigu dar tu mane paklausim surikiuoti, taip, aš manau, kad parama gal net ir šią prasme yra daug svarbiau dabar. Okay. Tai žodžiu, režimo skirtumai, tai iš principo sankcijos skirtingus režimus veikia skirtingai, tokia idėja. Ir aišku, parama Ukrainai, apie ją dar, manau, galėsim pakalbėti, bet aš norėjau užsikabinti už tų režimo skirtumų ir truputėlį paklausti Vygaudo šiuo atveju, kuris matė tą režimą, aišku, jis turbūt ir kito tas režimas, jis negalėjo nekisti, bet pats tikrai turi įžvalgų labai svarbių ir kaip atrodo tos sankcijos, nes demokratiniam pasaulyje mes įsivaizduojam sankcijos, užsukom kranus, reiškia, žmonės darosi nepatenkinti, tie nepatenkinti žmonės iššaukia kažkokį tai papildomą irgi dar dalyką ir tada atsiranda toks nepasitenkinimas režimu ir taip toliau. Ar tas yra įmanoma? Man teko skirtingai negu Laurinui akademiškai, praktiškai pirmąjį karą Ukrainos pergyvent, būdamas atstovas ES Rusijoje ir su režimu dirbti, ir su ES
pirmasis sankcijas įvedinėti ir koordinuoti su amerikiečiais, taipogi ir su kitais. Tai ką galiu pasakyti iš savo praktinės patirties ir pažinodamas režimą, apie tai rašau išsamei savo knygoje, diplomatinė misija nuo Skodo iki Baltųjų rūmų, prašom įsigyti ir susipažinsite. Nemokamą reklamą. O jeigu rimtai, tai mes kalbam apie procesus, ką kalbėjo viceministrė, aš kalbu apie rezultatą. Ir čia šitoje vietoje esu labai kritiškas. Sankcijos nepakeitė agresyvaus Kremlio elgesio ir poelgio. Rusija toliau tęsia karą Ukrainoje. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kodėl tai nepakeitė? Ir čia turim padaryti labai nuoširdžias, sąžiningas ir kritiškas išvadas, todėl kad jų visada buvo per mažai, per lėtai ir nebuvo visapusiškos. Vėlgi pavyzdys, 14 metų kovas, Krymo aneksija, man buvo pavesta koordinuoti ES valstybių pirmasis sankcijas, neminėsiu valstybių pavadinimų, bet tai nebuvo Vengrija ir nebuvo Slovakija, 3 ambasadoriai, protestuodami už mano pasiūlytą visą sąrašą, visus Dūmo narius, kurie balsavo už aneksiją, įtraukti į sankcijų sąrašą ir įtraukti visą vyriausybę išskyrus 3 asmenys, paliko susitikimo vietą ir išėjo iš mūsų slapto pasitarimo salės. Tokie buvo skirtumai, tikiuosi, to nėra. Trečias dalykas, kad ir tai vėlgi yra pagrįsta, ką Laurynas minėjo, Šiaurės Korėja, Rusija, Baltarusija, Iranas iš dalies, Iranas yra skirtinumas, bet sankcijos jos nepasiekė galutinio rezultato, jeigu viena ar kita valstybė suranda alternatyvę rinką ir turi alternatyvę tiekimo grandinę. Sovietų sąjunga buvo kitaip, Sovietų sąjunga buvo izoliuota, neprekiavo nei su Kinija, nei su Amerika, ir labai mažai su Europa. Tai Rusijos šitoje vietoje tas neveikia, nes Rusija turi alternatyvės rinkas, turi Kiniją, turi Indiją, turi BRICS ir kitus. Tai antrinės sankcijos tokiu atveju. Taip. Ketvirta, vėlgi, būkim sąžiningi, iki šiol dar virš 50 milijardų prekybinė apyvarta vyksta tarp ES ir Rusijos. Tai 10 kart mažiau, kai mano laikais Rusijoje tai sumažėjimas yra ryškus. Tai vėlgi yra dviveidiškumas ir nenuseklumas, kai mes matom, kai perkama ir nafta, ir dujos iš kai kurių valstybių, iš pačios ES pumpuojamas. Todėl atsakymas, ir šito vietoje aš sutinku, ką sako Laurynas, sankcijos nepakeis agresyvaus Kremliaus elgesio. Tai yra dalis kompleksinės politikos, kompleksinių veiksmų, kurie turi pasireikšti visų pirma ir ko nepadarė vakarai, būkim kritiški ir teikdavo Ukrainai per mažai ir per vėlai reikiamos karinės įrangos. Buvo pribojimai, nebuvo nei F-16, nebuvo nei tolimo nuotolio raketų, kurios dabar vėl yra uždraustas naudojimo Ukrainai. Ir buvo sakoma, taip, man primena Afganistaną, petys petin, iki galo, iki pergalės, nieks tos pergalės neįvardino, visiems čia buvo išmaišyti smegenis, kad mes to nuversime Putiną ir Kremlių ir nugalėsime Rusiją, kai tuo tarpu rankos ukrainiečių buvo surištos. Ir iki šiol jis surištas. Tai šitoj vietoje tai dviveidiškumas iš vakarų jisai buvo ir išlieka. Ir kol jis nepasikeis, kuris, manau, dabar mes artėjame prie to kritinio taško. Aš tikiuosi, viena vertus, Europos valanda išaušo, europiečiai negali pilnai iki galo pasitikėti amerikiečiais, nes Trumpas turi savo politiką, jis turi savo požiūrį į pasaulį, o tai yra daryti sandorius vardan Amerikos interesų ir vardan jo būsimos Nobelio taikos premijos, todėl jam reikia taikos Rusija dėl Ukrainos ir jam reikia sandorio su Kinija, ką jis irgi, manau, pasieks. Todėl europiečiams reikia pabusti, ne tik būti ekonominė galia, politinė įtakinga valstybė, bet ir galinga karinė jėga. Šitoj vietoj, ką mes pradėjome ir esam dėkingi likimui ir sprendimams, kurie buvo priimti, čia Obama padėjo iš tikrųjų su Merkel, kai buvo priimtas įsipareigojimas dėl brigados kūrimo. Tik militarizuota Vokietija gali padėti Europą atsistoti ant abiejų kojų. Trečias, tai aišku, dabartinis momentas – saugumo garantijų suteikimas. Sankcijos vienas nepakeis Rusijos elgesio, vien tik tais karinė amunicija pagalba nepakeis, jeigu nebus europiečių boots on the ground, jeigu mes suvokdami, priimdami sprendimus, kad mes rizikuojam savo vaikų, brolių, seserų ir pačių gyvybę ir siunčiam
kovoti už Ukrainos laisvę ir vientisumą, kaip ir už savo laisvę ir vientisumą, Putinas toliau elgsis, kaip jis norės. Todėl sprendimai yra labai svarbus, kuriuos turėtų priimti Europą, ar turės Europą pakankamai svorio, pakankamai politinės valios. Na, NATO kartu paėmus yra 25 kartus BVP didesnė negu Rusijos. NATO karinis biudžetas yra 10 kartų didesnis negu Rusijos. Ko reikia? Reikia politinės valios. Ir šitoj vietoj, priešingai negu mano laikais Amerikoje, kai mes įstojome į NATO, priešingai negu buvo prieš net 5-4 metus, mes nebegalim pasikliauti Amerikos lyderystės. Lyderystė turi būti Vilnius, Varšuva, Berlynas ir dar sėki Berlynas. Jo, šitas įdomus iš tikrųjų posūkis ir man atrodo, kad mes einam tuo keliu ir patys didindami Europoje ir ieškodami bendrų lėšų ir jas, suteikdami galimybės valstybėms narėms pasinaudoti bendromis lėšomis būtent įvairiausiais gynybos pramonės vystymo tikslais. Tik nepamirškim, nuo kur mes pradėjom. Mes pradėjom nuo to, kad niekada gynyba yra kiekvienos šalies nacionalinis reikalas. Mes nuo to pradėjom ir būdami 27, aišku, laiko gal nėra tiek daug, bet mes turim šiek tiek praeiti tam tikrą sutarimo procesą, mano galva. Bet aš dar grįžčiau prie tų sankcijos nepakeitė irgi, nes įdomu, kaip būtų buvę, jeigu apskritai nebūtų sankcijų. Bet įdomu, kaip viskas atrodytų. Tai aš čia žodį norėčiau Ruslanui suteikti, nes taip pat ir gal truputį iš tokios perspektyvos, kad 27 metais juk Lietuva ir pirmininkaus Europos Sąjungoje, tai yra jau dabar ruošiantis didžiulę galimybę kažkaip formuoti tą darbo atvarkę ir dėti ją ant stalo ir sakyti, kad mes taip matom, ar kitaip matom, ar trečiaip matom. Tai koks matymas dėl tų sankcijų atrodytų iš jūsų pusės? Tai turbūt Gabrielė nemažai jau pasakė, aš begalvodamas apie šitą diskusiją, gal Marius gerbiamas biškį įdomiau pasuko tą ratą diskusijos, bet matydamas pavadinimą, aš maniau, kad ir panašiai ir yra, aš maniau, kad aš ateisiu, mes visi kalbėsim teisingus dalykus, kuriuos jau gal ir prieš diskusiją mes galim pasakyti, kas bus pasakyta. Ir mes su Laurinu prieš tai persimetėm žodį, kad kaip ir viską žinom, bet kaip ir gal ir nežinom. Ir tada aš galvodamas, kame čia bėda ir iš mano tokių diplomatinių, parlamentinės diplomatijos susitikimų ir panašių dalykų, aš atsiminiau, yra tokia Junkerio citata, kurią jis kitam kontekste pasakė ir man atrodo, čia yra didelė dalis. Yra dalis to dviveidiškumo, kurį jūs minėjot, bet yra didelė dalis ir tame, tai Junkeris yra pasakęs, mes visi žinome, ką reikia daryti, bet mes nežinome, kaip būti perrinktais po to, kai mes tai padarysime. Tai man atrodo, Europoje yra labai daug to ir prieš tai buvusi diskusija, aš atėjau šiek tiek anksčiau ir kažkas paklausė ten apie Vokietiją ir vienas prelegentas sako, Vokietija susiduria su energetiniam problemom, nes laikų neperėjo prie ten žaliųjų šitų ir ten elektromobiliai kažką. Ir nieks nepasakė, kad Vokietija susiduria su problemom, nes jinai per metus visiškai atsisakė rusiškų dujų. Čia yra esmė. Ir Vokietijai tai labai labai skauda. Jau 5 metai kaip nėra ekonominio augimo. Ir jeigu nuvažiuosim į Ispaniją, ispanai turbūt tą patį mums pasakys. Ir belgai pasakys, kad jie nori toliau, kad jų bankuose būtų teroristų ir visokių režimų pinigai, nes kitaip jų neperinks. Ir taip toliau. Ir ar mes kalbame apie energetiką, arba tas iššaldytas lėšas, ar net kai pradėsim kalbėti apie karių siuntimą į Ukrainą, man atrodo, mes labai daug susidursim su tą problemą, kad politikai bijo, kad po to, kai jie padarys tai, ką reikia, nebebus jie perinkti ir ten laimės kažkokias radikalios jėgos, arba iš vis ekonomika dar eis žemyn. Ir jie tada tokį šiek tiek daro, bet nepakankamai, kad tos sankcijos iki galo suveiktų pusę kojos ir 10 ES valstybių toliau perka dujas. Rusiškas ir mes ten planuojame iki 2027 turbūt kažkaip tai iš to išeiti. Tai ką daryti šioje vietoje, ar ne? Ir čia mums patiems yra klausimas. Aš manau, kad vienintelis žaidėjas, kuris gali padėti amortizuoti ten Ispanijai ar dar kažkam, tas įtampas ir tuos sunkumus yra ES. Daugiau nėra kam. Ar ne? Ir tada klausimas yra, bėda dar yra kita. ES yra 2 rūšių valstybės. Yra valstybės, kurios labai sunkiai dabar gyvena ekonomiškai ir struktūriškai ir visaip kitaip. Ir yra tos, kurios yra prie fronto linijos. Tai tos, kurios yra prie fronto linijos, turbūt mes pasakysim, nelabai gal faina būtų, jeigu mes dabar ispanams mokėtume už tai, kad jie atsisakytų rusiškų dujų, ne? Mes turim kur tuos pinigus padėti. O ispanai mums pasakys, o mes neturim pinigų
Ir mūsų iš vis perspektyvos niūrios. Jeigu atvirai kalbėsimės dabar su jumis, mūsų ir taip perspektyvos niūrios. O jeigu mes dar atsisakysim tų dujų, tai bus iš vis tada blogai. Tai čia yra tas, man atrodo, didelis klausimas, bet aš matau čia būtent Europos, gerai, kad mes čia apie tai kalbam, matau, kad čia turbūt tik ES yra vienintelė ta galia, kuri galėtų čia padėti mums amortizuoti ir judėti į priekį. Ar Europos politikai, taip sakant, nori suteikti ES tuos įrankius? Ar mes galime apie tai kalbėti? Na, nežinau. Ir man atrodo, dėl to labai daug ir yra, kai mes kalbam, pirmą amerikiečiai tegu įveda. Pirmą amerikiečiai. Nes tada lengviau parduoti savo publikai. Didelė dalimi, ar ne? Ir kai sako šiandien apie tas pajėgas Ukrainoje, irgi mes jau Vokietijai girdim. Vokietijos ten socdemai pjauna grybą, o kolegų konservatoriam uždraudė kalbėti apie tai. Bundestago nariam. Vieniem uždraudė kalbėti, o kiti kalba ne tai turbūt, ką mes norėtume girdėti. Ir ten irgi yra, jeigu amerikiečiai siūs, tai ir mes siūsim. Tai ES šį vaidmo labai didelis, ar mes sugebėsim susitvarkyti, nežinau, bet ačiū Dievui, kad ta degalinė yra mūsų oponentas. Nes jeigu būtų Kinija, tai mus būtų jau pervažiavę volų. Jo, tai man atrodo, iš dalies turbūt žiūrime į Jungtinės Amerikos valstijas, nes visą laiką nuo 2022 metų vasario mėnesio, kai pradėjom sankcijų politiką, tai jos netaikėm vien tik tai būdami 27. Žymiai platesnis ratas sąjungininkų ir visada stengdavomės, kad visi eitumėm labai panašiai. Ar ne? Bet Margarita, gal tu sureaguotum tuomet truputėlį iš tokio iš paukščio skrydžio dabar žiūrint ir iš akademinės pusės irgi, kaip visa tai atrodo tau? Kaip atrodo man? Ne kaip atrodo man. Tokia niūri ateitis, jeigu mes nesusijimsim, bet iš tiesų čia labai sudėtingai iš tiesų kalbėti paskutiniai, nes daug kas pasakyti ir labai su daug kas sutinku. Bet jeigu iš tos akademinės perspektyvos jau Laurynas pradėjo šiek tiek kalbėti, tai sankcijos yra tam tikras instrumentas siekiant tam tikro tikslo. Tai sankcijos siekia pakeisti elgesį per tam tikrą skausmą. Tai tam, kad jos veiktų, turi skaudėti ir jos turi būti labai aiškios, labai aiškiai apibrėžtos, aiškiai nukreiptos į tam tikras sritis, kuriuose skauda ir kuriuose yra priklausomybė. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, turi būti pakankamai plati koalicija. Jeigu Lietuva viena taikys sankcijos, tai čia toks bus daugiau simbolinis veiksmas, o poveikio realaus neturės. Na ir be abejo sankcijos, jeigu jos taikomos tik tai kaip ekonominės sankcijos šalia be politinių, be diplomatinių, be karinių priemonių, jos irgi nebūtinai yra veiksmingos. Jeigu pasižiūrėti į istoriją, tai labai dažnai sankcijos atvirkščiai režime, jos sutelkia režimą, perkelia režimas kaštus ant gyventojų pečių ir arba gyventojai kaip tik susitelkia aplink vėliavą ir labiau remia režimą. Ir čia, pavyzdžiui, Rusija yra puikus pavyzdys, nes Rusija užkūrus karo mašiną ir pradėjus kalbėti, kad visi vakarai yra prieš mus, gyventojai džiaugiasi atlyginimais, pradėjo dirbti į naujose fabrikuose, kuriuose gamina ginklus, parama Putinui išaugo. Yra atvejs, kada sankcijos visai neblogai suveikė, tai yra Irano atvejs prieš dėrybas dėl bendro plano, dėl branduolinio kuro branduolinio sodrinimo sumažinimą 2015 metų, kuomet sankcijos taikomos buvo labai tikslingai kartu su kitais veikėjais ir buvo labai apibrėžtos, aiškiai nukreiptos į tai skaudančias vietas. Tada suveikė, bet tai buvo labai trumpas laikotarpis. Sankcijos vienos nelabai veikia. Dabar, kalbant apie Putino režimą, tai kur skauda? Tai be abejo, iškastinis kuras, tai yra nafta, dujos. Antras dalykas yra visos mikroschemos. Ir čia yra toks vienas dalykas, kurį galbūt ES irgi nepakankamai dar yra išdirbusi, išsiaiškinusi,
kokios tos schemos, kokios tos grandinės yra, nes tai labai skaudėtų, nes tu negali modernių ginklų sukurti ir jų paleisti, jeigu tu neturi mikroschemų. Jeigu tu mikroschemų neturi, jų tu praktiškai vaikščiai šlubuodamas vieną koją. Na ir kitas dalykas yra prekės reikalingos arba kažkokie tai daiktai reikalingi karo mašinai gyvuoti, kurie dažnai ateina iš tokių šalių kaip Iranas, Kinija ir panašiai. Tai dabar reikia tuos ramščius paimti ir sugriauti, nes vienas sugriovus pereis ant kito ir vis tiek mes tos karo mašinos nesustabdysim. Problema yra tame, kad labai yra sunku tuos ramščius sugriauti, nes ES taip, jinai gali turėti valios, gali turėti tam tikrų intencijų, bet ES čia neužtenka. Reikia Jungtinių Amerikos valstijų būtinai ir reikia būtinai antrinių sankcijų. Jeigu taip visai atsitraukus iš paukščio skrydžio, problema su antriniam sankcijom galbūt yra viena vertus, kad Trumpas nenori, bet kita vertus, ar Jungtinės Amerikos valstijos dar turi galios pasaulyje priversti tokio dydžio žaidėjus kaip Kinija ar Indija priimti tam tikrus sprendimus, kurių to šalis priimti nenori. Nes vis dėlto mes pastebime, kad einame labiau link daugiapolio pasaulio ir Jungtinių Amerikos valstijų galia šiek tiek mažėja. Tai tos galimybės yra pakankamai ribotos, todėl man atrodo, kad sankcijos labai gerai, jos turi būti toliau taikomos, galbūt net išmanesniais būdais. Aš jau minėjau tos mikroschemas, tai čia galima ieškoti tų galimybių, kaip žymėti jas, kad jos nepapultų į tas per trečiasias, per antrasias kai kurios labai mažos. Mažos schemos gali būti, bet vis tiek žymėjimas irgi gali būti mažas, tų galimybių iš tiesų yra nemažai ir yra galbūt dalykų, kurie dar ne iki galo padaromi, bet dienos pabaigoje tankai sustos mūšio lauke. Ir tol, kol Ukraina nelaimės mūšio, man atrodo, sankcijos savo darbo režimo nesugriaus jos. Kas gali sugriauti režimą, tai Rusijos pralaimėjimas mūšio lauke. Ar sankcijos pradės Rusijai pralaimėti, vien tik sankcijos ko gero ne, nes taip rodo istorija, kad jos vien tik tai be kitų priemonių neveikia. Gerai, aš netrukus atsisuksiu į auditoriją, tai galit pasiruošti vieną kitą klausimą, kad įsitrauktumėt visi, bet prieš tai vieną, Gabija, gal čia keletą sykių jau paminėjom antrinės sankcijos. Aš manau, gal ne visi ir žino, kas yra tos antrinės sankcijos ir kodėl jos tokios svarbios. Jos iš vis įmanomos tokios, nes yra ten visokių diskusijų, ar jos Europoje gali iš viso būti padarytos. Tai taip, gal trumpai šiek tiek teorijos irgi, kad pirminės sankcijos tai yra, kai tu sankcionuoji tiesiogiai į agresiją įsitraukusius, o antrinės tai yra, kai tu sankcionuoji iš esmės su pirminiais bendradarbiaujančius, įgalinančius ir prisidedančius tokiu būdu. Tai jeigu kalbam apie, tarkim, Kinijos įmonės, gali būti tos, kurios įgalina, perka, padeda tiems sankcionuotėm apeiti. Kaip pavyzdys mes kalbame, pavyzdžiui, kad 18 pakete pirmą kartą Indijos buvo naftos perdirbimo irgi gamykla sankcionuota. Bet kalbant turbūt, kur yra antrinių sankcijų žavesys, turbūt, kad iš esmės reikia suprasti, kad net ir Amerikai įvedus antrinės sankcijas, yragi vis tiek teorija labai aiški, kad sankcijos jos neturi eksteritorialumo. Tai reiškia, kad iš esmės, jeigu ES įveda tas sankcijas, jos galioja ES erdvėje ir ES subjektam. Jeigu ES sankcionuoja Kinijos tam tikrą subjektą, tai reiškia, kad ES subjektai negali su to Kinijos subjektu turėti jokių reikalų. Bet kur yra, jeigu yra žavesys, yra ir skurdas, kad ta Kinijos įmonė arba tas pats šešėlinis laivas, kuris yra įtrauktas, jie jau kitą dieną pakeičia vėliavą, jie jau kitą dieną pakeičia pavadinimą. Jeigu mes kalbam apie tai, kad dabar tiek Amerika, tiek ES galvoja apie konkrečių uostų sankcionavimą, tai yra, kad rusai negalėtų su tam tikrais uostais jokių turėti reikalų, tai jau mes žinom, kad Rusija jau dabar labai sėkmingai dirbinėja kitas valstybės tam, kad tie nauji uostai jiem atsidarytų. Tai vat antrinės sankcijos jos taip veikia, bet dėl ko veikia Amerikos, kodėl tai yra svarbu, kad tiesiog verslai bijo reputacijos,
neįgyvendinti tų Amerikos sankcijų, nepaisant to, kad tiesiogiai netgi ir nėra tos pareigos įgyvendinti, bet tas vėzdas, kuris kabo tada, kad jeigu tave amerikonai sankcionuoja, atneša tau tiek daug žalos, nes jokie kiti ekonominiai partneriai su tavim nenori turėti jokių reikalų. Gerai, turim auditorijai norinčių. O, daug. Tuoj palaukit, aš prieisiu. Tai aš prieisiu, viskas gerai. Sveiki, turėjau klausimą, visai tokį irgi įdomų, čia įsikalbėjom apie tas sankcijas ir trečiosiom šalim, tai būtent apie tai ir turiu klausimą. Tai ar yra perspektyvų ES mastu vykti diskusijai apie dviejopos paskirties prekių sankcijas į trečiasias šalis? Tai čia šiek tiek konteksto. Metų pradžioje Lietuvoje buvo didelis skandalas, ypač su Teltonika, kada Teltonika labai supyko dėl to, jog iš esmės trečdalį pelno praras vien dėl to, jog negalės prekiauti savo dalim su trečiosiom šalim. Jie esmė argumentuoja, kad jie užtikrina tą visą apsaugą, kad net jeigu prekės patektų į tas agresorės, jie vis tiek tos prekės ten neveiktų. Bet mes žinom, kad neįmanoma garantuoti tokio dalyko 100%. Ir ar įmanomos tokios diskusijos šito klausimu ES mastu, ne tik Lietuvos? Taip, tai dvigubos paskirties prekės dar buvo klausimų, aš gal kelis paimsiu ir kas dar čia... Čia, prašau. Ir ten. Tai sveiki, mano klausimas būtų labai paprastas ir konkretus. Kodėl nėra politinės valios ES ir kodėl nėra dar sukurta teisinio mechanizmo tuos įšaldytus 200 milijardų panaudoti Ukrainos paramai? Ir antras klausimas kylantis iš to paties. Pirmojo būtų, koks galėtų būti tas teisinis mechanizmas, kad būtų galima apeiti nuosavybės neliečiamumo principą ir politinę valią įveikti. Dar čia buvo kažkur tai, prašau. Sveiki. Aš turiu tokį, gal nepatogų klausimą apie, sakykim taip, pačios Ukrainos vaidmenį ir ar pati Ukraina tikrai nori nugalėti ir sustabdyti Rusijos puolimą. Nes, žiūrėkit, mes matom, kad per 1,5 metų, ta prasme, Ukraina, kažkaip, nesiseka Ukrainai sustabdyti to puolimo. To karui besitęsiant, tęsiasi, ta prasme, labai daug klausimų kyla dėl korupcijos Ukrainos. Aišku, kas toliau? Tiesiog pastebėjau, jog, čia GPT užklausiau, kiek duomenų yra įkeliama per parą į YouTube ir jų yra apie 70-80 metų. Man yra daug kas dar neaišku, galbūt esu jaunas. Iš ties, kodėl žmonės yra tokie suklaidinti, jog tarpusavį šaudosi, vietoj to, jog galėtų atstatinėti Ukrainą, rungtyniauti ties tuo. Man atrodo, klausimas Putinui tiesiai, kodėl vis dar šaudimai vyksta. Bet aš gal klausimų pačių įvairių, tai kiekvienas truputėlį iš savo, ar ne? Paimkite, aš pradėsiu toliau tą pačią eigą. Jūs turit mikrofonus, tai Laurinai nuo tavęs, gerai? Tai aš gal tas visus dvigubą paskirtį viceministrį jums, Gabija, paliksiu. Ar ten viskas įmanoma? Na, žiūrėkit, dėl Ukrainos norų ir valios. Aš nesu matęs tautos 21 amžiui demokratiniam vakarų pasaulyje, kuri taip nersiai kaunas. Autoritariniai režimai taip, bet demokratinė tauta ir su ES vėliavom taip pat, ne tik su Ukrainos, tai yra mano žiniomis vienintelė. Tai ir aš su ambasadoriu sutinku, kad buvo etapas, kai galėjom perlaužti. Tai būtent tada, kai nepavyko blitzkrygas. Ir tada reikėjo duoti, ką turi iš visų įmanomų sandėlių, kai dar Rusija nebuvo pasiruošusi Ukrainos kontrpuolimui. Nes jie įsirausė, jie susidėliojo tas gynybinės linijas, mes čia dažnai jas taip ortodoksiškai vertinam kaip pasenusius dalykus, bet jos baisiai sutrukdė Ukrainos kontrpuolimui. Ir tas pakrapnojimas po truputį, kai mes sakėm, kad duodam galbūt ginklų
kad užtektų gintis, bet neužtektų atsimti tai, kas Ukrainai priklauso pagal 91 metų sutartis. Aš manau, tai ir nulėmė tame momente, kad jie galėjo perlaužti tada. O tada vakarai netėjo taip, kaip turėjo ateiti. Vis dar buvo tų ribojimų linijų, visokių vidinių ir taip toliau ir panašiai. Bet nepaisant to, koks yra užgriuvęs blogis kiekvieną dieną ukrainiečių tautą ir kiek problemų vidinių ir taip, tų pačių, kurias jūs įvardėjot, jų niekur nedingusios, bet nepaisant to, aš nežinau kitos tautos, kuri galėtų tokį blogį tiek laiko atlaikyti. Nepasidavę, o toliau kautis. Ir vėlgi tas pas mus šiek tiek jau tokiu mantra tapęs teiginys, kad kaunas ir ne tik dėl savęs, bet ir dėl mūsų, yra visiškai absoliučiai teisingas. Taip. Ruslanai, jo, Vygaudai tada. Tai jo, tai kai paskutinį kartą buvau čia prieš mėnesius 2 gal Ukrainoje, buvau šturmo brigados ruošimo centre ir ten buvo tokia 19-20 metų mergaitė, sunku man pasakyti, 1,60 m gal. Ir jinai ruošiasi keliauti į frontą šturmo brigadoje ir jinai tai daro dėl to, kad jos tėvai yra už fronto linijos. Ir jinai ruošiasi, iš tikrųjų toks jausmas, tai matant, yra. O ukrainiečiai šiandien turi pagrindinę problemą dėl to, kad jie turėjo labai sunku pasirinkimą ir šiandien didžiausia bėda ir sunkumas jiems yra tai, kad jie pasirinko neatiduoti visos savo jaunimo kartos karui. Ar ne? Ir jie dabar pabiški žemina tą mobilizacijos amžių, bet jeigu jie turbūt būtų pasirinkę kitaip ir jeigu jie būtų išleidę 18-mečius, 20-mečius į karą pirmus, tai po karo, jūs įsivaizduojat valstybės perspektyvas, kaip visa ta karta būtų, arba didelė dalis tos kartos būtų žuvę kare, tai ukrainiečiai pasirinko elgtis taip ir šiandien didžiausias sunkumas ukrainiečiams yra būtent mobilizacinis potencialas ir kaip užpildyti savo vienetus. Bet jie tikrai fantastiškai, sakyčiau, gynasi ir turbūt niekas iš vakarų žvalgybų nemanė, kad jam taip gerai seksis, tai čia tas. O kalbant apie tas dvigubos paskirties prekes ir kitus dalykus ir tai, ką aš sakiau apie Junkerį arba Teltoniką, tai va čia ir atsiranda tie sunkus klausimai, ar ne? Mes, tarkime, ES uždraustų tos dvigubos paskirties prekes eksportuoti ten kažkur į trečiasias šalis ir pas mus ateitų Teltonika, ateitų turbūt brolis Semiconductors, ateitų mūsų visas tas high-techo ir sakytų, hebra, tai mes susidarysim, jeigu šitas bus. Ir tada, ar ne, aš kaip Seimo narys, Laurynas kaip Seimo narys, ar mes galim tai leisti, kad tada mūsų tas jau, ar ne, ką prieš tai kalbėjo, į kur čia investuoti, inovacijos, visą tai kažkaip išplauktų ir tada žmonės netektų darbo, prasidėtų tokia grandinė būtų, ar ne, tie užsidaro, tie sumažėja. Galų galiai yra vis tiek ta mintis, kuri dažnai būna ne iš gerosios pusės panaudojama turbūt, kalbant apie sankcijas, jiems turi skaudėti labiau negu mums. Bet jinai turi racionalumą. Dažniausiai jinai yra panaudojama tokiam dezinformaciniam kontekste, kad žiūrėkit, mes čia savęs skriaudžiam, o jiem viskas gerai, bet jinai turi to racionalumo ir tą patį sakytų jums ir belgai. Nenorime atiduoti 200 milijonų, paskui visi išves pinigus iš mūsų bankų ir mano rinkėjas, ką aš jam pasakysiu? Bet turbūt ir turi skaudėti daugiau, nes, žinot, mes esame ilgalaikiam projekte, sakykim taip, ar ne, stiprindami save ir panašiai, tai mes turim turėti iš ko susistiprinti savo ir gynybos pajėgumus, ir atsparumą visose kitose srityse ir panašiai. Tai aš įsivaizduoju, kad tas yra dalykas ir dar trumpai atsakydamas, kas klausė apie ir primindamas šiek tiek, nes galima į tą kritiškumą labai susikoncentruoti, bet pamiršti kai kurios dalykus, kad, pavyzdžiui, iš tų areštuotų lėšų tai gaunamos pajamos iš jų, kurios nėra tokios jau mažos, yra labai aiškiai nukreipiamos į Ukrainos gynybinių pajėgumų stiprinimą. Ir tai yra daroma. O šiaip jau politika yra balansavimo menas. Mes turime surasti, visi turi surasti, kiekvienoje valstybėje, nacionališkai, bet lygiai taip pat ir ES mastu, tokį balansą, kuris būtų ir priimtinas, bet kartu ir stipriai galėtų paveikti, pasiekti tų tikslų, kurių mes norime. Prašau, Vygaudai. Aš trumpai 2 dalykus. Pirmas dalykas, karo ir taikos klausimais visuomet yra sąžinės aspektas. Ir su visa pagarba įmonės, kurios darė verslus ar nori daryti verslus. Aš buvau vienos didžiausių įmonių valdybos narys, kai vyko karo 22 metais vasario 23 dieną. Kitą dieną sutapimas buvo valdybos posėdis. Mūsų diskusija apie tai, kad mes uždarom verslus Rusijoje, truko mažiau negu 30 sekundžių. Mes padarėm pareiškimą, mes išeinam visam laiku iš Rusijos. Ir per 30 dienų
uždarėm visus savo asetus ir įmonės, kurios buvo Rusija. Priešingai, negu kai kurie politikai iki šiol kritikuoja tą įmonę. Viena geriausių, moderniausių Lietuvos globalių įmonių, kurios daro didžiausias verslus Amerikoje tame tarpe ir užpirkinėja kontraktus, dėl kurie galėtų būti sandorio su JAV vyriausybė dalimi, jeigu būtų sumaniai išmaniai užsienio politika vykdoma. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, realybė yra ta labai nepatogi, bet karai baigėsi kapituliacija, karai baigėsi darybomis ir taikos sutartimi arba užšalytų konfliktų. Nei Rusija, nei Kijevas nekapituliuos. Vyks darybos, ką pasakė Trumpas, kuris nori užbaigti karą Ukrainos Rusijos ir nori išvengti karo su Kinija. Jo yra tokie konceptai, tai atspindi ne tik jo, bet man ganėtinai gerai pažįstant Amerikos politinį mentalitetą ir generolus, su kuriais man kartu teko 4 metus tarnauti Afganistane, yra labai stipri, nedidelė, bet labai įtakinga grupė kariškių, kurie kaltina visas praėjusias administracijas, pradėjus konfliktus ir nori užbaigti. Yra demilitarizacija. Todėl grįžtu prie to, kad bus politinis sprendimas, ar tai bus taikos susitarimas, ar tai bus užšalytas konfliktas panašiai kaip Korėjoje, bet šitoj vietoj Europos vaidmuo bus esminis. Mariau. Nes Amerika nevaidins to vaidmens. Amerika gali, mes tikimės ir aš manau, įsiderės. Vokiečiai, jeigu ne mes, vokiečiai su prancūzais, britais įsiderės, kad amerikiečiai duos paramą oro gynybos, taip pačioj Rumunijoje ar iš Lenkijos ir dislokuos daugiau karių, kad paremti europiečius. Bet mums reikės patiems ir finansuoti ukrainiečių karinės pajėgas, pirkti amerikiečių karinę įrangą ir žvalgybą, bei taipogi siūsti savo karius, kurie būtų atgrasa, panašiai kaip Vokietija atgrasa yra Rusija Lietuvoje. Jo, tai Europos vaidmuo net neabejotinai bus kirtinis, bet vis tiek mes turim atsiminti, kad tiek metų sąjungininkai Jungtinių Amerikos valstybių vaidmuo jis turi išlikti ir čia aišku ir prie to ir dirbama nuolatos, nepaisant kažkokių tai politinių pokyčių ar panašiai, tai mesgi būsim ir toliau tai sąjungininkais. Margarita, paskutinis pasisakymas, visiškai jau šiek tiek perėjom laiką, gal tuos klausimus, jeigu kažkiek tai bus galima dvišališkai ten atsakyti, nes tikrai jau turim baiginėti po truputį. Tai dėl dvigubos paskirties dar šiek tiek iš tiesų jau pradėjom šnekėti apie tai, kad vis dėlto sankcijos, tai jos turi būti proporcingos. Ir jeigu jos silpnina mus labiau negu priešininką, tai tada klausimas yra iš tiesų, ar jos pasiekė savo tikslą padaryti, kad priešingui skaudėtų ir pakeisti jo elgesį. Bet dar vienas svarbus dalykas yra kryptingumas. Mes neturime visko sankcionuoti, o turime sankcionuoti tuos dalykus, kurie labiausiai gali pakeisti tam tikrą elgesį. Ir vienas iš pavyzdžių tokios kryptingos kampanijos, tai yra pavyzdžiui, ukrainiečių pajėgų dabar vykdoma kampanija prieš naftos perdirbimo gamyklas. Dronų atakos, didelės problemos, brangsta degalai, bet čia yra dar didesnė problema Rusijai ir galimybių langas vakarams, todėl kad Rusijai reikia jas atstatyti. Ir reikia komponentų. Komponentai dažniausiai ateina iš vakarų. Čia turi krypti mūsų akis į tuos komponentus, į tas prekes, kurios sukelia didžiausią skausmą Rusijai, kad nebūtų lengva atstatyti, kad būtų sudėtinga atstatyti, kad taip nebūtų lengva išspręsti problemų. Bet vėlgi pasakius tai, noriu dar kartą pakartoti, kad vien sankcijomis, ko gero, šitos problemos neišspręsime. Ir ta kryptinga kampanija turi apimti ne tik tai sankcijas, bet ir didelę paramą Ukrainai, ir ekonominė, ir karinė, ir apskritai Europos rolės pokytį saugume Europos. Ačiū labai, Margarita. Gabija dar norėjo tokį įkvepiantį paskutinį žodį pasakyti. Nelabai įkvepiantį, bet aš noriu tiesiog dėl visų teltonikų, lazerių, dvigubos paskirties. Reikia skirti du dalykus, nes dviguba paskirtis ir dabar į trečias yra licenzijuojami dalykai. Tu turi žinoti tikrai, kas yra tavo galutinis
Gavėjas problema, kaip buvo pasakyta, kad mes Rusijos režimo nepažįstam, mes ir Kinijos nepažįstam. Jūs dabar įsivaizduokit, kad jums įmonė nurodo, kas yra galutinis naudos gavėjas ir kaip dabar tai Lietuvai įsitikinti, kad tikrai tas naudos gavėjas, arba kaip Kinijoje surasti, kad tikrai tas naudos gavėjas būtent gavo tą lazerį. Ir reikia suprasti, grįžtant dar prie lazerių, kad galbūt taip mes jį galim išjungti, kai jisai atsiras Rusijos teritorijoje, ne, arba okupuotoj, bet reikia suprasti, kad čia yra ir know-how perdavimas, ne, nes ir ką mes auginam, link ko mes savo technologiją norime dalintis ir su kuo mes norime, kad tas technologinis potencialas augtų. Ir kaip dabar, kalbant, kada atsiras ta politinė valia, dabar jau mes turim reglamentą 833, kuris priedas sako, kad valstybės narės gali susitarti, kokius kodus uždrausti kaip eksportą į trečiasias valstybės. Ir tai, ką Margarita šneka, yra kita dar kapeikos pusė, todėl, kad jau čia šneka mes apie aukšto prioriteto sąrašus, kaip mikroschemos, kurios neturi dabar privalomo licenzijavimo, ko mes siekiam užsienio reikalų ministerija metų pradžioje, tai kad ir šitoms prekiams, suprantant, kad jos yra panaudojamos, irgi būtų taikoma licenzijavimo procedūra, kuri bent jau leidžia įsitikinti, patikrinti tau logistikos grandinę ir tą galutinį naudos gavėją, kurį verslas atneša tau ir rodo, kad žiūrėk, mano prekė tikrai keliauja ten. Ir grįžtant trumpai atsakant kolegai dėl politinės valios ir turto konfiskavimo, aš visą laiką sakau, visą laiką viskas yra įmanoma, reikia tik tai, nes teisiškai tikrai viskas yra įmanoma, reikia tik tai pereiti nuo politinės valios ir vienybės deklaracijose, pareiškimuose prie vienybės įgyvendinime ir tam tikrų sprendimų priėmime. Ir tada tikrai tie kranai užsisuks greičiau. Tai darau išvadą, kad kranus užsukinėjom ir toliau. Ačiū labai visiems prelegentams.